Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsim apie string tipą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Darbo pokalbio metu jūs galite sulaukti tokio klausimo. String tai reference tipas ar tai value tipas? Ir mes galim parašyti tokį kodą ir pažiūrėti, ką mes gausim. Ir kaip jūs prisiminate, klasės, interfeisai, rekordai ir taip toliau, tai pas mus yra reference tipas, o struktūros tai pas mus yra value tipas. Ir kai mes perdam reference tipą ir jį keičiam viduj mūsų funkcijos kažkurios, tai jis pasikeis, tai mes keičiam originalų objektą. Bet jeigu mes perdam į funkciją value tipą, tai mes jį kopijuojame ir su ta kopija jau ir dirbame. Ir jeigu mes pakeisime kopiją, originalus objektas, kaip matote, pas mus nepasikeis. Dabar padarysime lygiai tą patį, bet su string tipu. Parašysime tokį kodą ir pakeisime mūsų string tipą. Ir paleidus kodą, mes atgal gaunam atsakymą hello. Ir čia iškart norisi pasakyti, kad string tai yra value tipas, nes mes dirbame su stringu kaip su value tipu. Bet iš tikrųjų, jeigu mes užvesim pilietį ant string tipo, mes galim pastebėti, kad tai yra klasė. Ir jeigu jums užduota tokį klausimą darbo pokalbė, jie nori patikrinti, ar jūs žinote teoriją. Tai string pas mus yra reference tipas, bet jis yra immutable. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai mes norim pakeisti stringą, mes kuriam to stringo kopiją ir tą kopiją keičiam. O originalus objektas pas mus nekaip nesikeičia. O toliau jūs galite gauti tokį kodą ir jūs turėsite pasakyti, ką jūs gausite konsolėje. Ir jeigu kalbam apie string tipą, tai čia viskas aišku. Čia mes turim gauti visur true, nes mes lyginam vieną stringą ir kitą stringą ir jie visi pas mus bus vienodi. Ir jeigu pažiūrėsime į tą lygų operatorių, tai jis kaip tik lygina du stringus. Bet po to mes kiekvieną iš tų trijų stringų norime išsaugoti į object tipo kintamai. Ir taip pat norim palyginti, ar jie pas mus sutaps. Ir tas lygų operatorius jau dirba su object tipais. Ir jums reikės atsakyti, o ką mes gausime čia. Ir čia, jeigu mes prisiminsime, kaip veikia lygybės operatorius, tai jis lygina pagal referencą. Ar ten pat guli tas objektas. Ir jeigu tas objektas pas mus guli toje pačioje vietoje, jeigu adresai sutampa, tai mums jis grąžins true, pasakys, kad tai yra tas pats objektas. Ir žinant tą informaciją, norisi iškart pasakyti, kad čia visur pas mus bus false, nes tai yra skirtingi objektai. Jie atmintyje turi gulėti skirtingose vietose. Bet jei mes paleidžiam tą kodą, mes matome, kad objektas A ir objektas B pas mus kažkodėl sutampa. Jie guli atmintyje toje pačioje vietoje. Ir čia jūs turite pasakyti, kad yra toks dalykas kaip string poolas. Ir mes, jeigu turime vienodus stringus, tam, kad sutaupyti atminties, mes vieną stringą padėsime į tą poolą. Ir kitur, jeigu mes matysime, kad mums reikalingas toks pats stringas, mes nekursime kopijos to stringo, mes tiesiog išsaugosim nuorodą į tą stringą iš poolo. Ir čia, jeigu mes pažiūrėsime į tą pliusą, prieš kompiliuojant programą, prie compileris praeina ir sudeda tos du stringus ir gauna lygiai tą patį hello world, kuris pas mus buvo ir prieš tai. Ir po to mes matome, kad ir čia pas mus yra tas pats stringas, jis bus padėtas į string poolą ir po to įtakintamai A ir B bus išsaugotas tas pats referencas to stringo. Taip C# mes galim sutaupyti atmintį ir nenaudoti daugiau atminties, kai to nereikia. Bet po to, kai mes žiūrėsime į string concat prie compileris, jau nesupras, nes čia mes kviečiam funkciją. Ir jis išsaugos hello ir world kaip atskirus stringus ir po to tos stringus jis sudės. Ir tas naujas stringas, kurį mes gausime, jis gulės atmintyje jau kitoje vietoje. Jis neįs į tą poolą, kurį mes su jumis turime. Ir dėl to, kad referencai nesutampa, kai mes lyginam tos stringus kaip object tipus, mes ir gauname false. Ir jeigu mes norim pažiūrėti, kokį kodą mes gausime po prie compilerio suveikimo, tai mes galim pastebėti, kad tas pliusas iškart bus išpakuotas į tokį stringą. Ir po to mes pagal tą stringą viską ir lyginsime. Bet su string concat taip nebus. Bet mes galim padaryti dar ir kitaip. Mes galim suklijuoti tą tekstą ir pasakyti, jeigu tu turi jau prie poolo tokį pat tekstą, tai grąžink mums nuorodą į tą tekstą iš poolo, tam, kad sutaupyti atminties. O tas tekstas, kurį mes ką tik suklijavome, jis gali būti atlaisantas, panaikintas. Tai galima padaryti tokiu būdu. Mes kreipiamės prie funkcijos intern, tai ta funkcija intern peržiūrės intern string poolą ir jeigu ras tokį pat tekstą, kuris yra perduodamas ten, tai atiduos atgal nuorodą į tą tekstą. Ir ką dabar mes galim su jumis pastebėti? Kad visur mes gaunam true.
kad A, B ir C tai tas pats objektas su stringu, kuris pas mus buvo prieš tai. Tai būtent dėl to string tipas ir yra immutable, kad mes galėtumėm sutaupyti atminties. Kad mums nereikėtų saugoti 1000 kopijų vieno to pačio stringo, padaryta taip, kad mes tiesiog galėtumėm saugoti referensus į vieną objektą. Ir tai reikalaus daug mažiau atminties. Kitas būdas, kaip mes galim parodyti, kad egzistuoja intern string poolas, tai parašyti nesaugų kodą. Jeigu mes parašysime taip ir paleisime tą kodą, tai kaip atsakymas pas mus bus tiesiog hello world. Bet dabar prie mūsų kodo pridėsim truputį magijos. Mes žinome, kad string tipas tai tiesiog papildoma klasė virš charakterių masyvo. Tai tokiu būdu, kaip jūs matote čia, mes iš stringo gauname adresą pirmo elemento, kur tas pirmas elementas pas mus guli. Tai toks tipas char su žvaigždutė, tai yra pointeris, kuris žiūri į kažkokį char kintamai atmintyje. Tai čia mes nurodome, kad jis turi žiūrėti į pirmą simbolį teksto, o visi kiti simboliai gulės atmintyje toliau truputį. Ir toliau mes naudojant tokį kodą galim prie tų adresų kreiptis ir aš galiu tokiu būdu apversti visą tą stringą. Ir kaip jūs matote čia, aš dirbu tik su kintamųjų A, o čia tiesiog noriu išvesti hello world. Bet jeigu aš dabar paleisiu tą kodą, aš galiu pastebėti, kad hello world pas mane buvo apverstas. Tai taip išėjo dėl to, kad buvo panaudotas unsafe kodas, aš paėmiau adresą objekto A ir naudojant adresą atmintyje pakeičiau elementus vietomis. Ir dėl to, kad tas hello world žiūrėjo į tą patį adresą, mes gavome kaip atsakymą jau ne hello world, o apverstą žodį. Ir iš tikrųjų, lygiai taip pat mes galim paimti reikšmę read-only elemento ir tą elementą pakeisti. Taip mes turim klasę, kurioje yra read-only elementas intas ir jis pas mus yra 0. Ir kai mes išvedam tą elementą, mes tą 0 atgal ir gauname. Bet jeigu mes bandysime pakeisti tą read-only elementą, pas mus įvyks klaida. Aš negaliu čia parašyti 9. Nes tai yra read-only elementas, kurio pakeisti mes negalime. Bet aš galiu paprašyti adresą, o kur atmintyje tas elementas pas mane guli. Ir išsaugoti tą adresą į kitą elementą. Ir jau žinant tą adresą, čia pas mane ne konstanta, ne read-only elementas, o paprastas pointeris į intą, aš galiu per tą pointerį pakeisti tą elementą. Ir jeigu aš dabar jau išvesiu tą y, tai pas mane jau čia bus 9. Bet tas dalykas jau nėra susijęs su stringais. Tiesiog kaip papildoma informacija. Jei turite klausimų, klausimus galite parašyti komentaruose. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.